Grįžtame į Labą rytą ir čia laukia dar vieni ketvirtadienio jaukūs namai ir dar vienas įdomus interjeras. Užeikime. Po 10 metų gyvenimo vienuose namuose neretam norisi juos ne tik paremontuoti, bet ir atnaujinti būsto veidą, pritaikyti šiandienos poreikiams. Mokslinė analitinė darbą dirbantį jauna Vilnietė į pagalbą namų pokyčiams pasikvietė interjero dizainerė Silvija Kryžuvickaja. Po pusmečio šeimininkė galėjo grįžti jau į kitokius, erdvesnius ir šviesesnius savus namus. Dizainerė išduoda, interjero stilistiką ir nuotaiką padiktavo šeimininkės jau turėti daiktai ir mėgstamos klasikinio stiliaus detalės. Silvijai teko uždavinys rengti namus taip, kad čia gyvenančios moters širdžiai mėly daiktai suskambėtų šiuolaikiškoje aplinkoje. Visas interjeras buvo kurtas kontrasto principu, šviesioje erdvėje tamsios detalės. Virtuvėje suprojektavau tokį kaip rėmą, panaudojome tapetą, kurį užsakovė jau buvo iš anksčiau nusipirkusi, kaip interjero akcentą. Ir tas pats tapetas yra panaudotas koridoriuje. Pagal šeimininkės pageidavimą išgriauta svetainė ir virtuvės skyrusi siena. Virtuvėje suprojektuota talpi spinta. Ilgas siauras koridorius optiškai padidintas šeimininkės jau turėtos spintos veidrodinėmis durimis. Erdvė pagyvinta užžiebų šviestuvus išgaunamais ažūriniais šešėliais, o ilgos patalpos galinė siena optiškai priartinama ją išklijavus tamsios spalvos tapetu. Projektuodama šį interjerą Silvija ypatingą dėmesį skyrė svečiui galbūt iš pirmo žvilgsnio nepastebimoms, tačiau stilistiškai erdvėje susietoms ir interjero vientisumą kuriančioms detalėms. Dekoratyvių tapetų ornamentą primena užuolaidų raštai, korpusinius baldus ir medinės interjero detalės vienija tamsi vengės spalva ir griežtos aiškios formos. Svetainėje kontrastuojančius šviesius minkštasolius ir korpusinius griežtų formų tamsaus medžio baldus apjungia erdvės pagrindų tampantis ir aplinkos koloritą pratęsiantis kilimas. Silvija neslepia, užsakovė teko atkalbėti nuo jos mėgstamos tamsiai rudos spalvos gausumo. Lietuviško klimato dienos jam interjere tiesiog pernelyg apniukusios. O jų geros nuotaikos norisi kasdien, tačiame interjere tamsiai rudos naudota ketvirtadalis tarp kitų spalvų. Šviesi parinkta ir būsto pagrindui. Vietoj buvusio laminato išklotos alyvuotos ąžuolinės grindys lydi privačią šių namų dalį miegamąjį kambarį. Mes irgi nekeitėm miegamojo baldų komplekto. Tai buvo geras baldas. Užsakovė jau iš anksčiau turėjo šitos šviestuvus. Šių šviestuvų apdaila yra tarsi auksinė. Šios spintos durų apdaila yra parinkta tarsi sidabrinė, o tapetus, kad apjungtų šiuos du skirtingus metalus, mes parinkome dryžuotus auksas sidabras. Taip apsijungia šios skirtingos detalės. Aukso ir sidabro koloritas pratęsiamas šio kambario tekstile. Nemažai dirbtinės šviesos miegamajame pageidavusiai užsakoviai, dizainerė suprojektavo kelis erdvės apšvietimo variantus, o vietoj buvusio balkono namuose dirbančiai moteriai įkurdino biuro kampelį. Prireikus jis gali būti paslepimas paprasčiausiai užtraukus užuolaidą. Silvija neabejoja, ateityje čia atsiras daugiau dekoratyvių gyvumo namams suteikiančių interjero detalių. O kol kas svarbiausias jos uždavinys įvykdytas. Šių namų šeimininkiai čia grįžti ir gyventi gera.